Labą rytą iš Valbonos. Šiandieną einu į žygį. 6:05. Geriu kavą. Mano žygis prasideda iš ten. Ir eisim čia, va, ten. Dabar kavytė ir visa kita. Kas pusrytukam? 3 kiaušiniai. 2 va tokie va kurletukai. Dėsiu antrą. Nes abu suvalgysiu. Ir daržovės. Ir žinoma kavutė, kurią jau užgė. Išeinu į žygį. Į kalną. Kuris randasi ten man kitoje pusėje. Bet reikia tiltą apeiti ir taip toliau. Lieku mašiną. Kiek valandų mes turim. Pasižiūrim, kiek mes turim valandų. Be 28. Be 28. Ir lekiam į haiką. Dėsim, kaip čia mes gausim. Rašo, kad 9 valandas turiu užtrukti. Pingviną gal. Žiūrim. Ką, draugai? Shortcutas įveiktas. Dabar liko lipti į viršų. Į viršų ir į viršų. Rosny Peak. 2,4 60 liktai. Kažkas 2,4. Net nežinau, koks elevation. Nieko nežinau pakol kas. Žiūrėkit, kaip čia gražiai viskas atrodo. Man patinka. Jum kaip? Kaip jum? Tikrai patinka irgi. Gerai, lekim toliau. Žiūrim, ką mes čia turėsim, kokių iššūkių šiandieną. O iššūkiai bus neblogi, nes šilta. Dabar 8 ryto, o diena bus 25-27. Na, kentėt bus galima. Gerai, lekiam viršų. Nu ką, turėjau lentelę 5 km atžima. Manęs ateina dar keli keliautojai. Ir prieš tai sutikau 2 vokietukus su šuniukais, kurie leidosi žemyn ir kurie buvo viršų 7 valandą. Kaip sako, biškį too late, kad saulę pasitikti. Nes saulė dabar kažkur 6 valandą kyla. Tai jie išėjo 4 į 7, tai 3 valandas truko. Taip ir blogai. Pažiūrėsim, kiek aš užtrukčiau. Dabar einu miško keliuku. Va taip. Žiūrėkit, kaip atrodo miško takelis. O, faina. Vėsu. Smagu mėlėsi eiti. Karštą dieną. Įsivaizduoju, kai eisiu atgalios. Šita atkarpa bus mano viena iš smagiausių. Nuo saulės spindulių, kaip pasislėpsi ir eisiu čia. Aš jau dabar džiaugiuosi. Kas bus paskui, kai čia atsidursiu. Einant atgal. Tai va. Kiek ten turiu? 2,1 mylias jau. Nežinau, kiek šitai kilometrais dabar. Lemba, kas šitiek daug prikakoja pilna. Kokie šuniukai, manot. Žmonės, blė. Ai ne, arkliai, ar karvės, va žiūrėkit, kas darosi. O, žiūrėkit, kaip yra. Čia yra gamta. Ką tik neseniai padėjo. Ir jau čia ne plastikas, čia gamta pati išsivalo. Iš tikrųjų ir mūsų, kai padedam savo liekanėlės. Va, baigiu pasivyti kaltininkės visą to reikalo. Kas čia pridėjo tiek daug
Чербоне. He's here. Haydi haydi. Kaganie? No. O, to Germania, Kalio. Lituanija. Lituainė. A kalėdas metos kokie? Rosnė. Rusė? Yeah. Kaip tai čia rūga? Yeah, du rūga, as I said. Reikia. Okay. Koks rūga jau? Mira pavšai. Ačiū. Mira pavšai. Ką? Einam čia. Nu, mažiukai leiskit praeiti. Tai va. Lemba. Sėkime čia. Mat čia. Dar pažiūrėsim. Žemėlapį. Noriu aš jas aplenkti gal. Pirmą. Ar eis aplenkti? Opa. Žiūrėkit, koks mažiukas. Pavyko aplenkti. Liko jos tenai. Ar jos eina į viršų, ar ne, nežinau. Bet iki pasimatymų. Tai va, baigėsi mano miškiukas. Atsigėriau vandens. 5 minutės pailsėjau. Saldainiuką. Ir einam toliau. O dabar liko, žiūrėkit. Viskas eisim per saulę. Ant saulutės. Sėkmės man, ar ne? Sėkmės man. 5 valandykės prabėgo. Tai 5 kilometrai prasėjo smagiai. Buvo toksai sukilimas. Bet nežiaurus. Dabar gal irgi nebus tokio didelio sukilimo. Nu, einam pažiūrėsim, ane? Žiūrėkite, draugai, ką mes priėjom. Range. Ką mes čia turim? Pirmiausia, turim tikslą žmogų pasiekti. Antras. Vandens nėra. Bet mes čia turim gražiai vietą atsisėsti, pavalgyti ateiti. Žiūrim, ką namukas uždarytas. Bet ką, čia neužsibūnam ir einam link to žmogaus. Man patinka, kai yra tikslas. Koks nors. Dabar tikslas yra tą žmogų pasivyti. Ten yra žmonės už manęs, o ten žmogus mergina liktai prieš mane. Tai, kad šitie nepavytų šitos ar šito ir neplenktų manęs. Tai mes turime eiti į priekį, pavyti tą pirmą priešais mane, kur yra. Kad ant kalno kiek galima būtų mažiau žmogiukų. Pirmyn. Žiūrėkit, vaikinukas iš Vokietijos keliauja iš Valbonos. Miegojo Range tenai, kur buvom, kur aš rodžiau pačioje. Dabar jisai atsuks į dešinę iki Rosį. Pik.
o jis va čia netoliese suks į kairę ir eis link tokio ežero pačioje. Ir tenai miegos. Sako, palapinę turiu ne kokią. Dekatlonė, sako, nusipirkau šaltą, blemba. Čia buvo biškai šalta, ten, kur lipa, bus dar šalčiau. Ta hebra, miegmaišis pasimkit gerus. Palapinė, tai ne palapinė, sakau, miegmaišis pasi toks prastesnis. Tai va, pirmiausia, koncentruokitės į miegmaišį. Kad būtų. Nes kalnuose visą laiką yra, čia yra 1800 metrų bus aukštis jam. Tai ir temperatūra bus kitokia negu miegota pačioje. Tad, žiūrėkit, miegmaišis gerus. Okay, Pavel. Thank you very much. Nice to meet you. And you to the left, I'm to the right. You on the mountains. Yeah. Another day, yeah? Bye. Have a nice trip, yeah? Myra papšam. Myra papšam reiškia viso gero. Žmogus iš Vokietijos, bet atsisveikina su manim, kaip ir aš su juo, albaniškai. Vat, kaip reikia elgtis kitose šalyse. Čia yra kaip ir pagarba va šitam žmogui iš Vokietijos. 20 metų vaikinas, Pavelas, kuris eina miegoti iki Jersey ežero. Tai va, einam toliau mes iki savo tikslo. Kur mano tie draugai? Ai va, maniškiai va tenai va, kurie sekė iš paskos. Tik dabar klausimas, ar jie eina iki mano kalno, ar jie eina irgi į Jersey, ten prie ežeriuko. Tai va, pamatysime greitai. Koks vaizdas? Vaizdas yra nepakartojimas. Prašau. Nu, nelabai toli jau viršūnės. Dabar bus vėjuota. Garsas bus nekoks. Viršūnė kažkur tenai. Opa. Štai. A mes einam, va ten. Statu. Paskutiniai metrai statokiai. Reikia lipti. Reikia kabariotis. Nufilmuosiu, parodys, kaip atrodo visas šis reikalas. Einam tenai.
nufilmavo ką tik va tai gyvatė, va čia to vietoj, ir nušliažė. Artėjame prie tikslo. Netoli 5 valandų. Ar kiek čia užtrukau, paskui pasakysiu konkrečiau, parašysiu, kaip aš žiūrėsiu. Bet dar aišku neužlipau. Bet jau esu netoli. Kaip netoli? Pažiūrim, kur aš esu. Taram. Čia turi geras vaizdas atsverti iš kitos pusės. Rossi 2-5-4-4. Štai čia yra pačiai Rossi ir aš ant viršūnės. Ten skardis. Kai faina. Nu, smagus buvo haikas. Labai smagiai. Žiūrėkit, kiek sniego visur matot už manęs. Užlipau. 3 vaikinai iš Anglijos ant viršaus. Ne, iš pradžių atėjo vienas vaikinas iš Anglijos, o paskui dar 3 vaikinai iš Anglijos. Nu, tai pilna anglų. Iš Anglijos buvom 5. 5 žmonių grupė iš Anglijos ant kalno Rossi. Nu ką jau, kokį valandą 40 kaip lipu žemyn. Jau pavargau. Dar yra kokie 6 kilometrai dar. Apačios. Bet jau kojytės skauda. Jaučia, kad lipau kažkur tai. Nu bet nieko, eisim ir daisim. Rytoj išeiginė. O parytis lako latą. Reik pailsėti, blemba. Žiūrėkit, kur mes ten buvom. O ten, paskui ten man kitoj pusė lipam į viršų. Reikia lazdą pasilenkti, jau jėgų nebėra. Gerai. Gerai, cheputė, einam toliau. Einam toliau iki pergalės. Iki pergalės. Eisim ir daisim. Turiu naujienų. Po 6 valandų saulės, pagaliau, ten saulėta, įėjau į pavėsį. Miško takelis dabar bus. Ai, tu sakai, fainai. Dabar yra 3:30, jau saulė ir taip, karočiui, jau ne taip blizgina, kaip reikėtų. Jau net nusišnekiu, jau žodžiai nebe. Tai va, labai smagu dabar. Vėl į tamsumą. Šviesos man reikia. Eik šviesos, o. Gamba, pavargau. Pavargau jau.
Žiūrėkit, manęs klausia kai kada, ne kai kada, labai dažnai. O vienas keliauja, vienas vaikšto į tos kalnus. Ar nenuobodu? Turiu keletą sakymų to. Žiūrėkit, šiandieną gal sutikau kokį 5-10, kokį 10-15 žmonių einant ant kalno, nusileidžiant nuo kalno. Tai jau aš ne vienas. Vienam labas, kitam ble ble ble, kitam le 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 le. Vokietija, Latvija, iš Anglijos, kur čia dar buvo. Taip ir viskas. Aišku, mielai dabar, pažiūrėjau, eičiau su savo Vilmutė ir savo linksmai dainuotume dainelės. Arba klausyčiaus linksmai, kaip jinai pavargo, kaip nebegaliu. Fainiai būtų. Bet nėra dabar. Nėra. O ką dabar darysim? Gyvenime yra tokių periodų, kai ir nėra šalia. Pažiūrėjau, dabar žiūrėk tu. Geri. Arbatą, kavą, ką tu ten geri. Gerą, ką tu nori. Bet tada dabar žiūrėk, paimk. Atvažiuok pas mane į Albaniją. Ką, eisim kartu? Nebūsiu vienas. Su tavim būsiu. Su tavim eisiu, su tavim kalbėsimės. Su tavim po šitą mišką ateisim. Pavėsim, atsisėsim čia. Tai va. Skambik ir važiuok. Važiuosi. O gal. Nubėgo. Ate. Tai va, kaip atrodo mano editinimas prie kompo. O štai va, koks vaizdas atsiveria. Šitą. Eisiu pietų pavalgyti dabar.